Kada tak mirksi vieno akį. Čia vis daug, jie lenda į šviesą. Nu, ten grupė važiuoja. Na, jie žino trasą? Abejoju. Labą dieną. Žinai, tokia šiaip tokia programėlė. Bet pačiam visi nematė. Tai tipo sukurta amerikiečiams nervuoti telefoniniais pokalbiais žmonės. Paskambinka nors ten ta programėlė, kur turi kitą radiją, kitą panašiai. Ir visi kaip balsų ten, kokie tembrų, kokie 10 tam vaikiškai. Tomas, signalo, galite kalbėti. Kur partneras tavo? Nežinau, pramiegoja. Pramiegoja? Tai tu turi jiems po tą sukdėt iš narių. Išduok jo vardą. Vardą Andrius atrodo. O pavardė? Sytas. Nežinau. Ne, nesytas? Man atrodo, Sytas. Ketvirtėjau. Mašina važiuoja, nemenčinė atlieka veiksmus. Ai, koks nusivylimas. Dar 3. Pasislepiam. Žiūrėsim, kaip sustabdys. Ai. Nu, pritraukiam iki galo ir išjungsim. Mes norime... O taip, vėl nesustojo. Mes tik pripratę. Esame prie Stoniškių. Stoniškiai yra labai arti ten, kur visi rūko. Rūko čia. Žukauskas Aurelijus. Ir lygių. Rusnį dažė pastatė žmogų. Ir lygių. O ką reiškia lošti? Krepšį. Ir lygių. Labadiena, studijoje Andrius Žinias.
Europos žmogaus teisių komisijos nariai neatmeta galimybės, kad pirmosios bylos skundo autoriaus teisės galėjo būti pažeistos. Verslininkas Juozas Jėčius kreipėsi į Strasbūro teismą, teigdamas, kad prieš 5 metus buvo neteisėtai apkaltintas knygų organizavimu. Nors vėliau Jėčius buvo išteisintas, valstybė jo neatsiprašė ir neatlygo moralinės bei materialinės žalos. Jėčius mirė nuo vėžio šį balandį, pradėtą bylą perėmė Artėjant savivaldybių rinkimams socialliberalai konfliktuoja su kultūrinėmis partijomis, tačiau negali bendradarbiauti su Lietuvos konservatoriais. Praneša Zina Jurgaitytė. Stabdyk. Net akis šviesiau pasidarė. Sakau, velnias nebedakentėsi. Konkurentai negerai klausai. Čia jau jūsų reikalai. Konkurentus pavėta, ne? Tai čia tokie du kaimiečiai pingvinai stovėjo, tokie seniai. Ir jie va taip. Čia turbūt kažkada gal kai su Vaiva tada važiavom iš Varšuvos į Vilnių per Rygą. Atvažiuoja, atvažiuoja, atvažiuoja. Jūs tenai? Niekas mūsų laukia. Ketvirtoj vietoj. Kelintoj mes vietoj? Ketvirtoje, aš taip manau. Minutė pirma. Palauk, Asainas 19:27 buvo atvažiavęs. Tai jis strigo Panevėžy. Ar ne? Nu, tikriausiai, kur dar galės strigti? Tai dabar palauk, tas antras. Antras Lyvis. Atrodo. Tai pirma Linutė, antras Lyvis, trečias Asainas? Trečias Andrius. Jo. Ketvirtas saugu, norėtume. Dar jeigu pastovėsim pusantros valandos ir niekas čia neatvažiuos, tai galbūt mes ir būsim ketvirtoj, bet dar